3 minutės iki kėlinio pabaigos, 50-35. 15 taškų skirtumą dabar turi Žalgiris. Mantas Roinis tą skirtumą mažina 2 taškų. Netgi taip, vis tik atrodo, kad metė užmindamas gerokai ant 3 taškio linijos, nors įrašyti kol kas bent jau arenos švieslentėje 3 taškai. Paulius Jankūnas. Dar viena sėkminga jo ataka ir leidžianti Žalgiriui padidinti skirtumą iki 15 taškų. Aidas Pauliukėnas. Netaiklus Sauliaus Kuzminsko metimas, tačiau pavyksta pačiam atkovoti kamuolį Sauliui Kuzminskui ir antrosios jo atakos Žalgiris be pražangos jau nesustabdo. Antroji pražanga Goranui Jurakui. Baudos metas Saulius Kuzminskas. Saulius Kuzminskas 15 taškų. Jau pelnė Šiaulių komandos vidurio puolėjas. Pataiko baudos metimą. Antrasis taip pat taiklus. 52-39. Žalgirio pranašumas vėl aptirpsta iki 13 taškų. Šiauliai bando spausti varžovus. Na ir nesakykim, kad tai yra to spaudimo rezultatas. Žalgiris klysta, tačiau čia klysta pats Goranas Jurakas. Tiesiog per anksti nukreipęs dėmesį į kitą aikštės vietą ir nepagauna tvirtai kamuolio Žalgirio komandos krašto puolėjas. Tomas Rinkevičius, 8 sekundės atakai. Aurimas Kieža, baudos aikštelė, Verpstė, netaiklus metimas ir Saulius Kuzminskas. Vieną, antrą kartą kartoja kamuolį ir grįžta į aikštę patenkintas po dar vieno savo taiklaus 19 Sauliaus Kuzminsko taškų. Leidžia Šiauliams, na, bent jau nepaleisti į priekį Žalgirio per tokį atstumą, per kurį jau pasivyti jie savo varžovų neturėtų jokių šansų. Kuzminskas tuo tarpu dar ima kamuolį savo krepšiu. Po savo krepšiu Marko Popovičius pavyzdingai gindamas, jis išmuša kamuolį iš Pauliukėno rankų, nutraukdamas pavojingą varžovo reidą. Ir netaiklus Popovičiaus metimas, o po to atrodo Goranas Jurakas prasižengė. Tomas Rinkevičius prie baudų metimo linijos, kol kas iš šiandien taškų nėra pelnęs ir apskritai atliko tik tai vieną metimą. Tomas Rinkevičius vėl mažina skirtumą iki 10 taškų. Ir grąžina vienženklę persvarą Žalgirio komandai 52-43. Prasidedant paskutiniai šio kėlinio minutei vėl Šiaulių komandos spaudimas. Priverčianti Žalgirį sugaišti keletą sekundžių savo aikštės pusėje. Jankūnas ir pražanga. Kuzminskas šiandien gali ir rimčiau, ir dažniau grasinti Žalgirio komandos krepšį. Paulius Jankūnas šaltabroviškai ramiai 2 baudos metimais vėl atstato dviženklį pranašumą 54-43 ir paskutinės 42 kėlinio sekundžių. Tomas Rinkevičius, gražus perdavimas Virginijui Praškevičiui ir pasyvokai dabar gindamiesi sužaidė Žalgirio krepšininkai. Štai buvo nubausti 2 taškais, 54-45. Manto Kalniečio staigus metimas, netaiklus ir dar turi pakankamai laiko šiai paskutiniai atakai. Tomas Rinkevičius žvilgteli į laikrodį, viską pats puikiai supranta ir dabar jau tiesiog lūkuriuoja ir jis ir jo komandos draugai. Kol bus galima pradėti paskutinę atakos fazę. Vaidas Pauliukėnas įdeda kamuolį į rankas Aurimui Kiežai. Šis metą nepataiko ir antrą kartą. Ir Šiaulių komanda turėjo galimybę dar sėkmingiau pabaigti antrąjį kėlinį, tačiau Žalgiriui pavyksta apsiginti ir išsaugoti 9 taškų persvarą po 2 kėlinių. 54-45. Dabar didžioji pertrauka.
Grįžtame į Šiaulių areną. Čia į aikštę rungtynių arbitrai jau kviečia trečiojo kėlinio starto penketus. Šiaulių komanda: Mantas Ruikis, Artūras Masiulis, Marius Prekevičius, Donatas Zavackas ir Gediminas Maceina. Prie Žalgirio penketuką Jonas Mačiulis, Dežuanas Kolinsas, Markusas Braunas, Aurelijus Žukauskas ir Paulius Jankūnas. Taigi po dviejų kėlinių Žalgirio komanda pirmauja 54-45. Paskutinės žinios iš Alytaus. Ten Vilniaus Lietuvos Rytas nugalėjo savo varžovus 115-85, iškovojo antrąją pergalę ir užbaigė pusfinalio seriją, laimėdamas ją 2-0. Ir po gero pusvalandžio galbūt žinosime ir antrąjį finalo dalyvį. Na, matyt, mintyse daugelis jau buvo sudėlioję aiškiai finalo seriją ir prieš šio pusfinalio mačus, o galbūt net ir prieš sezoną. Tačiau kol kas teoriškai arba de jure dėl kelialapio į antrojo kelialapio į pusfinalį kova tęsiasi. Žalgiris laimi seriją 1-0 ir pirmauja antrose rungtynėse. Artūras Masiulis. Sigina Aurelijus Žukauskas. Saulius Kuzminskas 19 taškų pelnė Šiaulių komandos vidurio puolėjas, buvo pagrindinė Šiaulių jėga šios dienos rungtynių per pirmosius du kėlinius, tačiau suspėjo susirinkti ir 4 asmeninės pražangas Saulius Kuzminskas ir būtent tai dabar jį laiko ant atsarginių žaidėjų suolelio. Marius Prekevičius pataiko iš toli, 2 iš 2.